Na ką, motociklai paruošti, daiktai sukrauti, leidžiamės į nuotykį. Tai prašau papasakoti trumpą kelio kryptį. O jeigu rimtai, šių metų tikslas pasiekti Rumuniją. Žiūrėsim, kaip mums seksis. Mano vyras nusprendė, kad važiuoja į pietus ir apsirengė per plonai. Tai stojom vieno iš pirmųjų degalinių persirinkti. Na ką, pirmas trumpas sustojimas. Ir eilutė prie tualeto. Pilna. Na ką, esam ties Varšuva. Iki nakvynės vietos liko apie 390 km. Tarp kitko, per Lenkijos sieną pravažiavom maždaug per pusę valandos. Reikėjo atstovėti bendrą eilę, bet dokumentų neprašė, pasimojavom ir leido važiuoti toliau. Na va, pasiekėm galutinį šios dienos tikslą. Mūsų nakvynės vieta. Ryte galima apsišopinti, jeigu ko trūksta. Tai ką, nuvažiavom apie 700 km, o kiek laiko užtrukom? 9 valandas. Nunešamės daiktus, einam bukintis. Tomas gavo nemokamai ausų kamštukus. Pasakiau, kad gavai nemokamai ausų kamštukus. Ten dar neaišku, kas ten yra. Tai čia pasisekė? Taip. Nereiks nieko dalintis. Siauros kokios. Iš tikrųjų, atskiros lovos tai buvo dėl to, kad nebebuvo daugiau vietų. Tai nusprendėm geriau taip negu niekaip. Nes apačioj dar vyksta kažkoks balius. Tikėtina, kad yra rezervuotos vietos ir svečiam. Nu, jauku. Nu ir ką čia gavai, parodė? Štukį irgi. Irgi jūs tai neplėš. Kodėl? Gavo tokius. Čia spėjau pasiliksi važiuoti motociklu, kur pamiršai. Čia iš jūsų vaškinį kažkokie. Tai formuojam pagal ausį. Turėsi progą išbandyti. Taip. Keliaujant motociklu yra labai ribotas kiekis daiktų, kuriuos galima pasiimti. Tai va, turėjau sutilpti į tokią tašytę. Tiek daug visko norisi įsidėti. Tai va, yra vienas daiktas, tiksliau 2 daiktai. Dėl vieno turėjau stipriai pakovoti. Tam dadam, tai yra garintuvas. Vyras nelabai norėjo jo priimti į daiktų sąrašą. O kitas daiktas keliauja nelegaliai. Net nerodžiau, nes būčiau likusi nesuprasta.
Na ką, užsidarom langą, kad nereikėtų ausų kamštuko. Einam ilsėtis ir planuotis rytojų. Iki.